Darysim pirmukui turbūt vieną populiariausių modų, dabar visokių pirmukų E9 ir panašių lukštelių. Vairiukas. Šiaip norėjau tą vairą atsinaujinti jau kurį laiką, bet galvoju tiesiog standartinį. Šiaip asmeniškai man tie originalūs M visokie vairai ne kažką žiūrisi. Kaina praktiškai ta pati, kaip ir šito naujo padėlkino. Tai nežinau, šiaip daug kas susidėjo, draugelis susidėjo šitą vairą, džiaugiasi viską. Ir šiaip čia ir paminkštinimo šiek tiek turi. M-kinis, aišku, daugiau greičiausiai turėjo. Ta oda greičiausiai nusitrins greičiau negu normali oda, bet nežinau, metus važinėja draugelis irgi, tai nenusitrynė. Čia tai jokios odos nėra. Tai žodžiu, tokie reikaliukai. Bandysim užsimest. Airbagas, man atrodo, čia yra Chinese-as. Čia turbūt net nėra klausimų, kad čia yra Chinese-as. Bet jisai tipo veikiantis ir klaidos, aišku, neturėtų mest. Aišku, manau, kad yra šansų, kad gali labiau užsimušti, negu išsisaugoti su tokia oro pagalvė, nes neaišku, kaip kiniečiai čia padarė. Gal stengėsi, gal nesistengė, gal BMW originaliai čia Kinija gamina, aš nežinau. Nu, žodžiu, aišku, jau kad sugebėt jie gali pagaminti normalų Airbagą, tai aš net neabejoju, bet ar jie čia stengiasi labai taip, tai aš irgi nežinau. Tuo labiau, kad vairas 200 eurų kainuoja su pagalve. Tai visokių yra čia, gali būti bairių. Šiaip jeigu kas netyčia nežinot, tai čia yra kaip ir F-kinis vairas. Paimtas tas modelis. Šitie visokių valdymai, viskas ten irgi kaip M-kinio suprantate. Tik tai šitie paveiksliukai skiriasi E-serijos ir F-kinio. Jeigu užsisakai, ten pasirenki arba E-serijos, arba F-kinis. Ir prisukimas ten kažkas irgi skiriasi. Esmė, kad elektra biški čia skiriasi. Ir ant šito, man atrodo, kad šitas nieko nedaro, šitas irgi nieko nedaro, šitas nieko nedaro ir ratukas irgi nieko nedaro. Praktiškai garantuotai. Ir lapsis irgi nieko nedaro. Ir lapsis, manau, nuimsim, nes čia nėra čia ką vaidint. Pas mus ne kažkoks filthy automatas. Manau, nuo to pradėsim, kad biškį panagrinėsim su tom lapsim, kaip yra dalykai. Jas, kiek žinau, tikrai galima nuimti, bet tik tai čia tokia gaunasi, kaip ir skylės turbūt lieka laisvos. Biškį nesamonė, bet pažiūrėsim kažkaip kultūringai, ar čia išeina padaryti. Na ir pirmiausia, išimam oro pagalvę. Čia yra tokios sneaky skylutės, kurių būna, kad nesimato, būna lygų čia, tai tiesiog paspaudinėti su pirštu ir jaučiasi, žodžiu, kurioje vietoj. Atsuktuvą nutaikom šitaip. Brukam į skylikę. Čia jau matom visai išlenda. Ir spaudžia šitą gaidžiuką. Nes čia yra kabliukai toje vietoje, kurie užsikabina tos oro pagalvės. Oro pagalvių šitus bobikus atjungt. Tai tiesiog čia iš priekio užkišė atsuktuvą, biškį paviglinės, jie atšoka tas juodas. Matom, jisai toks atšaukęs. Ir tada išsitraukia pati fiškė. O įstatyti, tai pirmiau įstatom fiškę ir tada tą juodą užspaudžiam. Nes kitu atveju sulaužysim ir mes klaidas visokias airbagų dalykai ir panašiai. Pasistatom vairą tiesiai. Maždaug tiesiai. Esmė, kad dabar reikia užsirakinti vairą, atsileist varščiuką ir tada jau tiksliai tiesiai pasistatyti vairą, taip kad mes naują uždėję nepamestumėm suvedimų. Tiksliau, suvedimas nepasimes, bet vairas kreivai stovės, jeigu nepataikysim. Idealiai tiesiai vairą, jo nejudinant atsukam ir nuimam vairą. Nu ką, ir turim čia kažką tokio. Susižiūrėti fiškutės ar tokios. Čia 6 laidai, čia 4 tik tai. Čia 6 laidai, tai gal net daugiau funkcijų gali palaikyti negu kad mano senas. Čia gali būti bėgių, gal, nežinau. Išsiimam airbagą iš šito. Čia turbūt per tas skylutės turėtų pagal idėją taip pat irgi turbūt veikti, kad paspausti ir atšauks. Pabandom. Va, tik tai tas aptrintas toksai lipdukas. Nors čia gali būti lipdukas nuo kažkokio sprogusio, gal nuimtas tik tai gražiai kabutėse ir užklijuotas ant naujo šito pakaitalo. Nu, žodžiu. Dar man nelabai patiko dalykas, kad biškį kaliba tas airbagas. Ant E-serijos čia va to mano kaip senas vairas. Tai ten žinau, kad yra problema. Pavyzdžiui, kai kali su kumščiu, tai tada jis atsipalaiduoja, nes palinksta šitą blėtukį viduj.
Tai galbūt čia tiesiog irgi reikia palankstyti biškį, kad normaliau būtų, kadangi čia tiesiog jie dėjo ir kaip gavosi, taip gavosi. Tai galima gal geriau kažką padaryti. Ką galiu pasakyti, bubis kiaušai su tais mygtukais. Esmė, kad jie nekontaktuoja normaliai ir neišeina suprogramuoti. Programuojasi kaip ir okei, ne? Bet jį kažkaip vienai paspaudus vienas sureaguoja kaip pliusas, o kitai paspaudus kaip minusas gaunas. Ir arba ten programuoja šitą mygtuką, jis sako, kad jau aš jį suprogramavau, nes jis galvoja, kad tas pats kaip pliusas ir, žodžiu, gliūčinas. Tai mygtukai blogi ir šita pusė abi grybauja. Šiaip nežinau, kaip veikia ir ar išeina čia juos perinkti ir sutvarkyti. Su mygtukais labai blogai, nes aš labai juos naudoju sėkmingai suprogramavęs. Kas esate dėję šitus vairus, turėjot kažkokių tokių problemų? Čia teoriškai net nebūtinai su Android turėtų ir originaliai, kaip būna valdymas grybaut turėtų. Nu va, tai išstudijavom mygtukų dalykus ir kas negerai suradau. Tai šitas, man atrodo, bus apšvietimas mygtukų. Tada tas trečias nuo viršaus yra minusas, einantis į abu mygtukus, tiksliau abi pusės. O viršutiniai du, tai gaunasi viršutinis yra šita pusė, o antras nuo viršaus yra šita pusė. Ir čia eina signalai. Kiekvienas mygtukas yra skirtinga varža tarp minuso ir to laiduko. Tai reiškia, čia nuspaudžiam būna viena varža, čia nuspaudžiam kita varža. Čia viską susižymėjau. Kol nepaspausta yra 3,338K. Čia viena pusė, kita pusė, plus minus vienodai. Ir čia kiekvienas mygtukas. Tai va, tą mygtuką nuspaudus 289 ohmai, šitą 616, šitą 1,23 kilo, čia 83 ohmai. Kita pusė irgi panašiai. Viskas veidrodiniu principu, čia žodžiu pamėtyta. Tai čia viskas ok, mano originalus vairo, visi ten tie mygtukai kaip ir veikia, viskas gerai. O dabar su nauju vairu, kur aš čia pajungęs šitą pusę dabar, nu tai čia turėtų būti 288, paspaudžiam tą mygtuką ir matom, čia yra 300, žodžiu, PM kažkiek tais. Tai čia jau nelabai gerai. Bet ale kažkas panašaus. Tada šitą apatinį nuspaudžiam, čia yra 600 PM6, 612, tai irgi plus minus ale kažkas panašaus. Tada šitą nuspaudžiam, čia yra 200 KM, žodžiu, 2 KM, 2 PM, 2,3, 2,2, čia žodžiu kažkas, o turi būti 83. Tai šitas mygtukas už tai ir neveikia ir jisai dubliuojas. Tai aš šitą suprogramuoju, man tada šitas pradeda taip pat irgi veikti. Šitas čia 1,26 kilo, tai čia šitas panašiai. Esmė, kad šitas mygtukas grybą pjauna, o šitoj pusėje irgi kažkur čia žodžiu grybą pjauna. Tai už tai man ir neišeina jų susiprogramuoti normaliai. Ir tam tikrų kampų paspaudus ten dar ta varža pasikeičia biškį ir jisai kartais pagauna ten kažką. Tai problema, kad yra blogos varžos, bent jau 2 mygtukų ir kitų tokios nestabilios, ne visiškai stabilios. Tai galima čia dar gyventi kaip ir, manau, dėl kitų mygtukų, bet vat tuos reiktų pamodinti. Tai manau, čia galima juos pamodinti. Aišku, aš čia iš pardavėjo tikrai išsireikalausiu kompensacijos kaip minimum. Tai gal atsargiai dabar reikia pabandyti išsiimti ir pasižiūrėti, kas ten negerai. Dar prieš tai nusifilmuosim, kad pardavėjui turėtų parodyti, kad čia neveikia jie. Ir jo, tokie žodžių reikaliukai su tais čainyziškais dalykais. Ardosi kol kas šitas čainizas visai neblogai, čia 2 varžtai iš kraštų. Šičia iš anos pusės vienas yra. Ir tada čia klipsiukai. Čia priekį 3 klipsiukai. Ir tada čia 2 klipsiukai. Tuos labai atsargiai reikia atfiksuoti, supranti, o šitus irgi biškį patraukia ir tada atsidarosi taip. Tai va, tai turim dabar jau mes kažkokį priėjimą biškį. Turbūt reiks mygtukus dabar tuos shifterių nuimt. Čia turbūt varžtai. Nu tai jo, pedaliukui čia atsisukau. Išsitraukė. Čia dabar kažką reikės sugalvoti dėl šitų skylių, nes nesąmonį žodžiu. Na ir jo, pedaliukus va išėmus čia atsiranda varžtai, kurie turbūt laikys knopkutės mūsų. Na ir ką, išsiardę tą knopkevą vieną. Turim čia plokštę, ant kurios va kitoj pusėje yra varžos.
ir tiesiog tas varžas blogas čia sulitavo. Tai tiek ir žinių. Čia matau trūksta varžos dar vienos. Už tai, kad čia yra dar vienas papildomas mygtukas. Netgi ne vienas mygtukas, čia yra kaip mygtukas šitas, gali jisai spaudinėtis ratuką paspaudus. Ir šičia yra, tik tai dabar nespirakliuoja. Tai esmė, kad šitas ir ten va tie du kontaktai dar. Čia yra mygtukai, kurie yra nepanaudoti, nes jie neturi varžų, reiškia juos paspaudus nieks nevyksta. Nu tai nuėjau, pasimatavau žodžiu su tuom potenciometru ten ir va čia tiksliai išsiaiškinau, nuo kiek iki kiek ohmų, kurią knopkę atpažįsta. Tai žodžiu, čia vat šitą nuo 65 iki 2 kem, šitą nuo 200 iki 500, nuo 58 iki 100, nu žodžiu, tokios ribos yra ir nėra nieko tarpe. Bandžiau ten žodžiu ir tarpe kažkur, ir daugiau čia, ir mažiau tų ohmų, bet nereaguoja. Tai tiesiog taip nėra numatyta. Ir daugiau mygtukų neprisidarysim dėja. Kaip ir jo, viskas tada aišku. Man atrodo, visi tie mygtukai telpa į ohmus čia, nu tas ribas. Išskyrus ten tie, kur negerai įlituotos varžos. Tai poros realiai varžų ir viskas. O kiti mygtukai tiesiog tie bus taip ir nepanaudoti. Neverta ten net lituotų varžų papildomų, nes tiesiog kas iš to, nebent jie galėtų daryti tą patį. Kokią nors tokią pačią varžą, kad būtų tas mygtukas darytų ir tas tą patį ten, žodžiu, bet kokia prasmė. Na tai išsiaiškinom viską čia ir netgi pagydžiau tokiu sketchy būdu, bet nu čia tiesiog. Esmė, kad čia yra ta mygtukų membrana, reiškia, kai spaudi mygtuką, ta membrana, tas centriukas, va tiesiog bobikas, jisai priliečia kontaktą ir tas, nu, reiškia, jisai elektrą praleidžia per save. Bet problema tame, kad šitie bobikai yra gaidiški ir jie prastai praleidžia tą elektrą, prastai užtrumpina ir gaunasi, kad veikia kaip varža kažkiek tais. Ir šičia tas vienas mygtukas, o būtent kur pas mane neveikia, kur jie dubliuojasi ten, žodžiu, ir ta varža gaunasi ne tokia, kokia reikia. Tai va šitas va būtent su maža varža ir šitas. Tai jie peršoka tarp šitų dviejų ir šitoj pusėje tarp šitų dviejų. Nes čia niekad nebūna ten. Visą laiką išlipa iš šito depzono, kur nuo 65 iki 2 kem. Nors pati varža čia įlituota, matavau gerai yra, apie 65 kažkas tokio, bet kai mygtuką paspaudi, tada gaunasi virš 200. Ir problema tame, nu kaip sakau, kad tas mygtukas pats jisai veikia kaip varža. Tai, ką aš padariau, visiškai sketchy dalyką, išėmiau varžą, uždėjau čia tokį va šašą, čia pasibandymui. Esmė, kad užtrumpinau vietoj varžos, tiesiogiai pajungiau. Ir dabar puikiai veikia, nes pats mygtukas jisai veikia kaip varža ir ten gaunasi apie 60, biškį kartais mažiau. Bet visą laiką suveikia, kiek spaudžiau, viskas zeba. Tai žodžiu, tvarkingai sulituosim tiesiog vietoj varžos, dabar užtrumpinsim ir manau viskas čia puikiai veiks. O šiaip tai čia greičiausiai kokybė šitų yra daikčiukų prasta. Žodžiu, va, užsidėjom. Ženkliukų nedėjau, nes dar nežinau, čia reiks gal grąžinti ar ką čia su juo daryti. Pats čia nuo to medžiaga viskas atrodo gerai, bet su tais mygtukais ir begas ten klibėjo, turėjau zolkės 0,5 centimetro turbūt privaryti, ten vieno gumuko dar trūko, pasigaminti reikėjo. Šiaip daug pliurkų, tai kad aš čia susitvarkiau, tai nereiškia, kad neverta kompensacijos. Žiūrėsim dar ar klaida įsitrins ar bego. Čia tarpas belė koks, ta prasme, irgi paliktas. Cheap shit. Nu tai susitvarkiau dar šitą klibėjimą ir bego ir tą tarpą didžiulį. Dabar padorus tarpas, viskas čia, nieks nekliba. Biškiena pusė sunkiau spaudžiasi, bet, žodžiu, šiaip palyginus visai neblogai dabar viskas čia gaunasi. Tai dar prieš tai parašiau ir nusinčiau video, kokių foto dėl mygtukų parašiau, žodžiu, irgi. Tai dėl mygtukų membranos yra lievos, tipo, sako, turėjo būti pakeistos, bet kažkaip nepakeitė, nes turbūt iš kiniečių ateina šūdo krūva, tada jie pakeičia į normales. Arba turėtų pakeisti, nu žodžiu, atsiūs membranas naujas mygtukų, tada galima bus sudėti varžas tas, kurios priklauso, kurias pašalinau aš ir bus normaliai veikiantis dalykas. Tai dėl to ok, o dėl oro pagalvės, tipo, sako, nieko negalim padaryti. Dar aš ten parašiau biškį, nusinčiau pavyzdį pas draugelį, kaip yra, kad viskas tvarkingai.
Šiaip, čia aišku loterija, jeigu perkant ypač iš kiniečių. Ir šiaip loterija, esmė, kad perkant įsidedi ir žiūri, ar veikia ar neveikia, ar sueina tarpai ir nesueina. Pats vairas tai turbūt daugumoje viskas ok būna su juo, bet visokie mygtukai, oro pagalviai. Tai man atrodo į F-kės originalią pagalvę galima įgrūst, o į E-seriją tai bus jau tik tai turbūt ne originalas, nes tiesiog neėjo šitas vairas į E-seriją. Ir spėju, dėl to, kad E-serijoje 2 laidai ateina į oro pagalvę, o į F, man atrodo, 1. Kaip, dažniausiai 1 būna, kad eina, bet čia kažkodėl pas mane 2 ir čia yra vienas normalus, man atrodo, padarytas, kad į pagalvę, o kitas ten su kokia varža turbūt į šoną, nes tikrai kinietis ten nedarys dvigubo kažkokio ten užtaiso ar vėl nežinau, kaip čia padaryta būna. Žodžiu, sketchy shit, bet kažkas gaus. O šiaip tai jo, malonesnis vairas, žiemą irgi tą pačią, jisai turi minkštumo to kažkiek, tai ten greičiau nuo rankų sušyla tas paviršius, negu kad ten to seno vairo. Malonesnis. Įdomus dalykas. Mūsų pirmukas skleidžia įdomų garsiuką, kur sklinda iš čia. Kažkada su kažko panašaus, kai buvau susidūręs, tai buvo tepalo filtras pasikišęs kažkiek tais. Ir tas redukcinis vožtuvas zirzė birbi. Gali būti gal čia kažkas tokio, nežinau. Neįsivaizduoju, kodėl čia taip. Buvau tada išvadą padaręs, kad jau prasto tepalo filtro, bet čia manas yra. Pabandysim atsisukti tą tepalo filtrą, pažiūrėti, kaip jis atrodo. Gal tuo pačiu tiesiog užsisakyti naują, pakeisti profilaktiškai. Šiaip iš pradžių nebuvo nieko, o čia dabar pilnai iššilęs tik tais ir atsirado. Niekad nebuvo taip. Bent jau su mano šitų pirmokų. Gal tas vožtuvėlis ten sugedo tam kaušė. Atsisukom filtriuką ir jis toksai susitraukęs. Čia keičiau, nežinau, prieš kokius 4000 tą tepalą. Aišku, žiemužė. Atstumu aš nemažai važiuoju trumpų atstumų, sakykim. Tai, gerai, nesuksim. Tai gali būti, kad jisai tiesiog susitraukia ir nepraleidžia dabar normaliai. Tai užsakysim tiesiog naują filtrą ir viskas. Dar reiktų kaušiuką patikrinti, ar jisai neleidžia. Neklaksi, lyg tai tik tai dizelis fone. Bet jis toks jo, net išsigaubęs. Gerai. Tai pakeičiau filtruką, viskas susitvarkė. O su šitu, čia jisai susitraukęs kaip reikalas. Tai prasme, mato, ten tokį rantuką yra. Tai šiaip šitas filtras neturi jokių rantukų. Jis tiesiog, lygus tas, tai prasme, pluoštas eina. Ir tie rantukai čia atsirado dėl to, kad jisai visas užsispaudęs tiesiog, esmė, kad jisai nepraleidžia tepalo ir užsispaudė dar labiau. Ir taip gaunasi, kad eina visas tepalas ne per filtrą, o aplinkui per vožtuvą. Nefiltruotas. Tai nežinau, ar čia užsikišo, kaip. Kuo labiau užsispaudžia, tuo mažiau praleidžia tepalo, nors ir jisai nebūtų užsikišęs, nes tiesiog visos kraštinės sueina į centrą ir užspaudžia vieną kitą. Tu prasme susispaudęs tai žiauriai, jisai net išsigaubęs visas į vidų. Net nežinau, ar čia galima sakyti, kad manas kažką blogai padarė. Nelabai čia dabar tai pasakysim. Pasakysiu realiai po metų turbūt, kai žiemos didesnį gabalą atvažinėsiu vėl, nes čia tikrai netaip iš karto pasidaro šitie dalykai. Ir dabar įdėjom Boschą, bet aišku, po žiemos jau vasarą gali būti, kad jisai dar gal nespės jau tiek čia patirti to streso, kaip šitas patyrė. Tai žodžiu, tas testas toks neaiškus. Bet jo, jeigu girdit po kapotu tokius garsus kažkokius, tai tiesiog pasikeiskit tepalo filtrą, bent jau. Geriausia, aišku, su tepalu, bet indikatorius didelis, kad filtras užsikišęs. Čia gali būti viena šitų visų variklių tokių problemų, kodėl jie nelaiko, žodžiu, kala ir panašiai. Ir čia turbūt galioja visiems, čia ne tik šitam N43, bet realiai visai linijai. Nes aš pirmą kartą tokį garsą panašų išgirdau ir ta pati problema buvo, tai N5 kažkuris ten buvo, N4, trečias, antras ten, žodžiu, kažkuris. Tai tiesiog irgi pakeičiau filtrą, atsimenu, įdėjau ir viskas sustvarkė. Tikrai pasitaikantis dalykas, ypač žiemą turbūt reiktų sakyti, nes man irgi vieną kartą aš tada, kai buvau keitęs, sakiau ir rodžiau, kur buvo sustraukęs, bet ne taip stipriai gal ir nebuvo dar ten tų garsų, o dabar jau šitaip maks užsidarė ir filtravimo neatliko visai. Įdomu, kiek čia yra pačio filtro
problema. O kiek yra pačio korpuso, dizaino. Gal jisai tiesiog šitas filtras turėtų būti pagal visą, ką jisai gali daryti, ką variklis nori, kiek tepalo praleisti. Gal jisai turėtų būti didesnis, pavyzdžiui, didesnio pralaidumo, kad nebūtų tokio krūvio jam ir neužspaustų jo to filtro vieną iki, nesuspaustų jo nuo slėgių. Nežinau. Bet esmė, kad reikia keisti. Aš ir taip, sakau, 4000 km, man atrodo, kažkas tokio pravažiuoti. Kiti pravažiuoja 10, 15, 20 tūkstančius tuo pačiu tepalo filtru. Čia, ta prasme, čia gali per vieną kartą vieną tepalo keitimą nužudyti tą variklį. Tai keiskit tik tai tuos filtrus šitiem būtent varikliam, kitiem irgi nemaišo, bet šitiem tai yra problema. Šitiem tai turiu galvoje šito bent jau šito laikmečio BMW varikliam. Visiems. Beje, N46 variklio lygiai ta pati problema, nes variklis senesnis, jisai dar patikimesnis skaitosi. Bet tik tai ta problema kitaip gal pasireiškia, arba nebūtinai taip pasireiškia, nes turėjau irgi, man atrodo, 2 jau atvejus, kur vanusas neveikia, labiau ant vanusų jiem pasijaučia, kad vanusas neveikia, klaidą metą, ten, žodžiu, nepatenkintas, tepalo filtrą tiesiog pakeisti reikėjo, arba, kitaip sakant, tepalą irgi ten senai pakeistis. Esmė, kad problema, gyva problema čia yra ir ne tai, kad čia vienkartinis atvejis. O aš keičiu kas 6000, man atrodo, tepalus, tiesiog nes aš žinau, kad čia jie tie varikliai ir taip silpni yra. Ir va, kokie dalykai vyksta, net neišvažiuoju aš tų 6000, jau kažkas va tokio pasirodo įdomesnio. Na, aišku, žiemą, po vasaros, kai keičiau, nebuvo ten tokio. Bet esmė, kad jo, apie 10 štukų pamirškit su šitais varikliais. Arba kaip minimum tepalo filtrą, kas 5 štukas ir ne kažkokį gaidišką. Yra toks baironsas. Visi, kas turi kupus ir panašiai ir važinėja žiemą, tai puikiai žinot, apie ką čia reikalas yra. Tai užšalantis stiklas ties šita guma. Realiai šičia tai, kaip ir nėra problemos taip jau, bet čia pagrinde užšala ir tada darai duris, jisai nepasileidžia. Ir realiai tai visa problema yra tame, kad tiesiog laužo mechanizmą. Aš sugalvojau sprendimą ir tuo pačiu aš jį sugalvojau iš to, kad tiesiog langas buvo prišalęs ir mačiau, kad viskas kaip ir okei. Esmė, kad jisai prišalęs ir kai aš reguliavau stiklus, tai aš taip reguliavau, kad jisai neįsirėžtų labai į viršų, nei užkiltų. Ir gaunasi, kad jeigu jisai ir nepasileidžia žemyn, jisai vis tiek praeina pro šitą vietą. Tai tada klausimas, kam reikia tada šito varianto, kam reikia šito dalyko, kad jisai pasileistų. Na, aišku, yra esmė, kad ir šičia turi praeiti, kas, kaip matom, čia labai pakankamai taip arti praeina. Ir, žodžiu, ne per daug stiklas užvirtęs taip, bet ir ne per mažai, nes jeigu jisai kuo daugiau užvirtęs, tai jisai užsidarant, pirmiau užsideda priekis ir tada, kai užtenkam duris, jisai užsistato ir, taip sakant, vos užsikelia. Jeigu per mažai, tai tada švilps čia, neužspaus. Esmė, kad čia viskas sureguliuota taip dabar, kad net nepasileidus stiklui, jisai viskas tvarkingai atsidaro ir užsidaro. Tai aš galvoju tiesiog išjungti šitą funkciją, nes galima iškoduoti. Tiesiog, kad čia pasakyti, kad man nereikia, kad tie stiklai pasileistų, kad atidarau duris. Ale čia yra surėjimo durys ir tada nevyksta ant tų darinėjimų. Tie visi mechanizmai, manau, neišklers taip greitai. Ir šiaip, tai aišku, ir plėšo gumas visokas čia viską be reikalų. Pabandysiu susikoduoti, pažiūrėsim. Tai su vairuotojo pusė aš garantuoju, kad viskas čia ledas. Su keleiviu gali būti, kad šiek tiek reiks pareguliuoti. Nes čia, kaip sakiau, reguliuojasi tas, kiek stiklas užkyla į viršų, kiek jisai prisispaudęs prie ten, žodžiu, būna. Lygtai, kai buvo atidarinėjęs, irgi buvo prišalęs, lygtai irgi viskas buvo gerai, bet, aš keleivio durų netaip dažnai darinėjau. Esmė, kad jeigu tik tai kažkiek tai negerai sureguliuoja, tada čia pradeda kampuką kabinti, drožt. Ir jisai ten klapsėti, užkliūnant. Tai čia toks labai preciziškas dalykas, bet aš kažkaip tai tikiu, kad galima čia pasidaryti taip, kad nebūtų problemų. Nusiskaitėm mano FRM-ą ir šičia yra optionsas Drop Power Windows when opening frameless cube doors. Yra aktyvuota, dabar pabandom išjungti. Eksportuojam, suprantis, ką čia ir įrašome. Nežinau, nužvestu, ar čia labai jam patiks, bet jau per vėlų. Žiūrim, ar leidžiasi ar ne. O, nesileidžia. Zeba. Einam iš lauko pasižiūrėti, kaip ten tie tarpai atrodo. Čia tarpas tai iš tikrųjų
toli gražu daugiau nei pakankamas. Iki viršaus tai čia toli gražu, čia irgi viskas eina ledas, netgi galėtų ir aukščiau būtų stiklas, vis tiek praeitų dar. Šičia kraštelis atrodo toks vaizdas, kad dar didesnis tarpas negu kaip būna pasileidžia. Nežinau. Net nematau, kodėl čia galėtų neveikti. Nes čia toks labai kažkaip atrodo puikiai veikiantis. Čia irgi tarpas toks pat praktiškai. Čia vos šliaužia tas stiklas po apačia gumos. Bet čia irgi sureguliavimo dalykas, galima šiek tiek pareguliuoti, kad šitas kampas žemiau būtų. Bet net neverta. Čia labai nedaug. Aišku, kai prišala čia viskas, tai biškai kita situacija būna, bet pas man ir šiaip šitas gaidžiukas nelabai laikosi. Kažkas ten gal sulūžę biškai tvirtinimu. Bet žodžiu, esmė, kad šiaip viskas ledas. Net nežinau, ar čia yra ką komentuoti po kažkiek laiko, kaip čia šitas dalykas veikia, nes čia aš ir taip žinau, kaip jis veikia. Kai būna užšalęs langas, aš jau ne kartą tiesiog taip ir turėjau. Nes faktas, dėl ko pasileidžia, kad nekliūtų viršus ten ir panašiai. Bet va, kai sureguliuotas stiklas taip, kad jis nedakiltų tiek, kad jis kliūtų, tai kam tada jam pasileisti? Ledas, man patinka.